Kiekvieną dieną darbe, tiek buityje matome, naudojame begalį įvairių daiktų. Laikrodžiai, kompaktinės plokštelės, vizitinės kortelės, įvairūs lipdukai. Kas bendro tarp jų? Galbūt jau aiškiau? Jei nežinote atsakymo, padėsime. Ant visų išvardintų daiktų yra užrašai ir piešinėliai. Visi jie yra padaryti tuo pačiu gamybos būdu. Tas gamybos būdas – tai šilkografija. Šilkografija – tai sistema technologijų, kurios leidžia užnešti dažus ant įvairių paviršių. Žodis šilkografija sudarytas iš dviejų žodžių – šilkas ir graikiško žodžio grafija, reiškiančio rašymą, vaizdavimą. Iš šilko siūlų buvo gaminamas trafareto tinklelis, per kurį uždedamas antspaudas. Šilko siūlai tam puikiai tiko, jie tvirti, nesugeria dažų. Tik ne taip seniai šilko buvo atsisakyta ir tinkleliai imti gaminti iš dirbtinio pluošto medžiagų. Yra manoma, jog šilkografija buvo pradėta naudoti Kinijoje dar 12 amžiuje iki mūsų eros pradžios. Kiti istoriniai šaltiniai teigia, jog pirmą kartą ši technologija buvo panaudota Viduržemio jūros pakrantėse – Mesopotamijoje arba Finikijoje. Spėjama, jog šilkografijos pradininkai visgi buvo finikiečiai, kurių kultūra ir mokslas paskutiniais amžiais iki mūsų eros pradžios buvo pažengę tikrai toli. Žinoma, tų laikų šilkografija nebuvo ta technologija, kuri naudojama dabar. Tada ant gaminio specialiais tamponais pagamintais iš įvairių audinių buvo užnešami dažai. Naujovė šilkografijai atsirado apie 1185–1333 metus, tuometinėje Japonijos sostinėje Kamakūros mieste. Šiame mieste tuomet ypatingai sužydėjo menai bei spauda. Buvo dekoruojama samurajų ginkluotė, papuošimai žirgams. Europoje šis būdas išplito 16 amžiaus pabaigoje, Anglijoje ir Prancūzijoje. Vėliau šilkografija kaip gamybos būdas tapo populiarus visame pasaulyje. Gamyba naudojant šilkografijos technologijas finansiškai apsimoka gaminant didesnius tiražus, kadangi vienetinis štampas gali būti labai brangus. Visas gamybos procesas bei paruošimas užtrunka pakankamai ilgai. Bet dabar grįžkime į dabartį. Užsukime į įmonę, kuri dirba šilkografijos srityje. Su darbuotojais aptarsime, kur ir koks paveikslėlis ar užrašas bus dedamas. Jūsų pateiktas užrašas įkeliamas į kompiuterį ir koreguojamas specialiomis grafikos apdorojimo programomis. Fotošablono gamyba. Tam, kad paruošti trafaretą, reikia pasigaminti fotošabloną. Šablonas specialia technika yra atspaudžiamas ant skaidrios plėvelės. Fotošablono arba fotoplėvelės gamybai naudojami dažai, kurie visiškai nepraleidžia šviesos. Tinklelio paruošimas. Norint uždėti užrašą, mums taip pat bus reikalingas tinklelis. Prie rėmų, kurio dydis priklauso nuo naudojamų šilkografijos staklių, pritvirtinamas tinklelis. Labai svarbu, kad tinklelis būtų pritvirtintas labai tolygiai, be raukšlių. Jei tinklelis bus nevienodai ar nepilnai įtemptas, gražaus antspaudo uždėti nepavyks. Tinkleliai būna skirtingo tankio. Jų tankį nusako skaičiai. Tarkim, 43 ar 180. Skaičius parodo, kiek siūlelių yra viename tinklelio kvadratinėme centimetre. Priklausomai nuo to, su kokiu medžiagos paviršiumi bus dirbama, pasirenkamas tankesnis ar retesnis tinklelis. Anksčiau buvo naudojami šilkiniai tinkleliai. Dabar naudojami tinkleliai pagaminti iš sintetinių medžiagų. Prieš kiekvieną panaudojimą su specialiomis priemonėmis jie išvalomi. Prieš darant trafaretą tinklelis padengiamas fotoemulsija. Ji supilama į lovelį, o po to jo braukiant per tinklelį visas setelės iš abiejų pusių tolygiai padengiamas. Padengus laukiama, kol emulsija nudžius. Kad nebūtų lipni, tinklelis džiovinamas 35–40 laipsnių temperatūroje. Trafareto gamyba. Sekantis žingsnis – trafareto gamyba. Prie eksponavimo stalo paviršiaus pritvirtinamas fotošablonas. Ant viršaus uždedamas fotoemulsija padengtas bei jau nudžiūvęs tinklelis. Šalia padedamos žarnelės, per jas nuo eksponavimo stalo jį uždarius bus įsiurbiamas oras. Tai daroma tam, kad tinklelis su rėmeliu kuo geriau priglustų prie fotošablono ir šviesa nepatektų į tarpą tarp raidžių bei tinklelio. Prasideda eksponavimo procesas. Jo metu eksponavimo stalo apačioje esanti ultravioletinių spindulių lempa apšviečia tinklelį. Švitinant tinklelį, fotoemulsija
kuria padengtas tinklelis, kietėja. Tos vietos, kur ant permatomo foto šablono yra atspaustas užrašas, nepraleidžia šviesos. Tad ir fotoemulsija nesukietėja, lieka minkšta. Eksponavimo proceso trukmė priklauso nuo naudojamos technikos, aukščio tarp ultravioletinių spindulių lempos bei eksponavimo stalo, tinklelio tankumo bei kitų faktorių. Įprastai eksponavimas trunka keletą minučių. Vėliau stipria vandens srove iš trafareto išplaunama fotoemulsija, kuri eksponavimo metu nebuvo apšvitinta ir nesukietėjo. Gamyba vyksta šilkografinėse staklėse, kurios vadinamos karuselė. Paruoštas trafaretas įstatomas į stakles. Ant trafareto uždedami dažai. Ant specialių stalelių užmaunami marškinėliai. Prieš tai stalelis apipurškiamas klijais, kad marškinėliai darbo metu nepasislinktų į šoną. Klijai marškinėlių neištepa ir vėliau išdžiūva. Trafaretas nuleidžiamas ant marškinėlių ir tada guminė brauklė dažai per trafaretą uždedami ant medžiaginio paviršiaus. Po to marškinėliai įdedami į džiovyklą. Joje 140–150 laipsnių temperatūroje išbūna maždaug 1,5 minutės. Viskas. Darbas baigtas. Cmik. Prieš tai mes pamatėme patį paprasčiausią šilkografijos gamybos būdą – vienspalvę spaudą. Tačiau šilkografiniu būdu galima padaryti ir spalvotus paveikslėlius, kurie nedaug skiriasi nuo tikros fotonuotraukos. Norint padaryti daugiaspalvės spaudos paveikslėlį, viso pagaminami 4 trafaretai, po vieną kiekvienai spalvai. Ciano, mėlynai žalsvai, magentai, skaisčiai purpuriniai, geltonai bei juodai. Jei spaudas dedamas ant tamsaus paviršiaus, tokiu atveju panaudojama dar ir 5 spalva – balta. Ji panaudojama kaip pagrindas, ant kurio uždedamos visos kitos spalvos. Fotošablonai kiekvienai spalvai maketuojami kompiuteriu specialia programa, kuri separuoja, tai yra išskaido visą paveikslėlį į 4 spalvas. Pirma uždedama geltona spalva. Uždėjus vieną spalvą yra atliekamas tarpinis džiovinimas, kad dedant sekančią spalvą jau uždėtas trafaretas nesusilietų. Antra dedama raudona spalva. Trečia – mėlyna. Ir paskutinė – juoda. Paveikslėlis atrodo labai tikroviškai, lyg fotonuotrauka. Automatinės staklės. Gaminant lipdukus, vizitinės korteles, spaudžiant ant plastikinio paviršiaus naudojamos automatinės šilkografijos staklės. Jos padeda sutaupyti laiką. Kokybiškai padarytas šilkografinis paveikslėlis ar užrašas atsparus temperatūrų pokyčiams – saulei, lietui, tempimui ir teisingai prižiūrint tarnaus ilgus metus. Taigi nešiokit į sveikatą.